Sveiki, panagrinėkime, kaip galima užpildyti lentelę, kurioje eina kalba apie suvestinę bendrų klientų skaičių apie kiekvieną iš 20 kavinių iš korporacijos gyvomas prekybos tinklų tinklo. Primenu, kad mes iš esmės nagrinėjam šitos pirminius duomenis. Čia pas mus yra kavinės ir pas mus per visą pusmetį surašyta, kiek kaviniai buvo lankytojai kiekvienoje. Taip, ir mums reikia paskaičiuoti kai kuriuos dalykus iš šitos lentelės. Ir viena iš lentelių statistinių, kurios reikia paskaičiuoti, tai bendras suminis klientų skaičius kiekvienoje kavinėje kiekvieną mėnesį ir per visą pusmetį. Dabar pirmam stulpelėje jau yra įrašyta gatava formulė, kurią galima bandyti nukopijuoti į visus kitus stulpelius. Ir iš esmės, kai jį yra, darbas čia palengvėja. Ką reikia daryti? Mes galim paimti štai šitą formulę ir iš esmės kopijuoti ją į kiekvieną iš šitų stulpelių ir keisti šiek tiek reikalingus ribojimus. Dabar ką daro šitą formulę SUMIFS? Jį paskaičiuoja šiuo atveju pagal nurodytą eilutę iš klientų lakšto, šiuo atveju kavinės rombo, pagal visą pusmetį. Tam tikrus duomenis, kurie atrinkti šiuo atveju nuo sausio 1 iki sausio 31. Atkreipkite dėmesį, kad čia pas mus labai paprastai skaičiuojama, mes tiesiog apimam visą pusmetį, paskui čia mes nurodam pirmą eilutę ir nurodam sąlygas tai pirmai eilutei. Taip, čia, kad pas mus ta pirma eilutė tenkintų kokią sąlygą, kad būtų data didesnė negu sausio 1. Ir ta pati pirma eilutė, kad data būtų mažesnė negu sausio 31. Štai čia taip atrodo šitą funkciją SUMIFS. Ir jeigu neprisimenat, tai gali dar kartą pasižiūrėti, čia tikrai pirma eilutė pas mus yra šitam lakšte datos. Tai dabar, jeigu kas bus, jeigu aš taip paimsiu ir pratrauksiu šitą formulę, čia man kažką paskaičiuos, tik tai nelabai teisingai, aišku. Šitoj vietoj aš turiu pakeisti ribojimus. Būtent pirmoje eilutė pas mane turės atrinkti, iš pirmos eilutės reikės atrinkti duomenis nuo vasario 1 iki vasario 28. Ok, jau skaičius pasikeitė ir aš galiu spausti čia OK. Taip, dėl viso kito patikrinam, lyg tai viskas gerai. Dabar čia šitoj vietoj netgi lengviau bus keisti, man čia reikia paimti trejetą ir šitoj vietoj trejetą čia bus kovas. Ok, ir pas mus štai čia jau užsipildė šitas visas stulpelis. Galiausiai lygiai taip pat jūs galit padaryti su balandžiu, gegužė ir birželį. Aš specialiai nerodau, kad netyčia nenurašytų iš filmo visų eilučių. Taip, čia visų duomenų tiesa ir jų nesimato, bet dėl viso pikto jūs jau turėtumėt patys šitoj vietoj susigaudyti. Kągi, tiek šitam filmukui. Ačiū uždėmesi. Susitiksim kitam filmuke.